neeilinis gazuotas sekmadienis. Senai turėjom tokią dieną. Nu, neeilinė diena. Federacija, Lietuvos automobilių sporto federacija suorganizavo renginį. Idėja buvo tokia, kad sezono atidarimas, nauja trasa, suringė vairuotojams treniruočių savaitgalį. Todėl pradėkime nuo to, kad rytas prasidėjo nuo medicininės, pirmos pagalbos, tarkim, visų simulacijų, paaiškinimų, kaip vėliavas, klausimus apie vėliavas, apie situacijas. Dieną padalinome į dvi grupės, tai yra A ir B grupės. A grupės vairuotojai važiuoja profesionalai su lankais, B grupės važiuoja mašinos, gatvinės arba, tarkim, pradedančio lygio vairuotojai. Standartinės mašinos. Visiškai standartinės mašinos, hebra susirinkė tiesiog. Šalmą, ilgą aprangą ir gali važiuoti. Tiesiog davė galimybę pasijausti, ką reiškia būti trasoje. Tik tai viskas ką? Sugadino lietus, rytas, šlapia, šalta, vėjas. Toks, žinai, požiūrių klausimas. Žiauru. Tikrai nuotaikos viskas, visi demotyvuoti, liūdna, pikti, kaip ta diena bus, kas čia vyksta. Bet nebuvo tai blogai. Bijojai. Nu, tai teko porą kartų pasakyti per Lietuvą pirmus važiavus. Ne, tai iš principo prasidėjo viskas nuo visų kursų, pamokų, pirmos pagalbos ir taip toliau, ar ne. Tada prasidėjo važiavimai. Trasa buvo tikrai šlapia. Man asmeniškai buvo žiauriai šlapia. Tiem, kurie jau patyrė, jinai buvo tiesiog šlapia, ne? Man buvo žiauriai šlapia. Tai iš pradžių pirmus du važiavimus turbūt važiavau su B grupe. Su papildomai šikanais, tai yra šikanas ties stadionu ir šikanas ties šakių posūkiu. Teko 2 kartus apsisukti. Nu, standartiškai, bet gražiai liko ant asfalto, tavarsime, viskas sėkmingai pavyko, yra nufilmuota, neparodysim. Tada sekė kas? Tada sekė simuliaciniai startai. Žiauriai gera praktika. Jo, tai per 2 grupės gal valandėlę pragaišom, mokindamės statuot, kas irgi yra žiauriai gerai, nes, nu, ta patirtis tokia, ne lenktynėse, o gali treniruotis pirmą kartą išbandyti. Ir startas iš eigos buvo, vienas kartas ir antras kartas iš vietos. Jo, tai kol buvo tie visi mokymai, išlindus saulytė, trasa pradžiuvo ir praktiškai antrą dienos pusę startavom teoriškai visiškai sausoje trasoje. Dar ten pradžioje už Ąžuolo truputį pačiai buvo šlapę, bet paskui ten visiškai saus. Nu, tai va tada prasidėjo jau gazacija. Ne? Tai šiandien tavo man tai yra pirmosios valandos trasoje. Jo, realiai pirma valanda trasoje praleista. Pasivažinėjom, padūkom, pagazavom, gal truputėlį per aštrinę. Nu, taip, tarkim, trasoje jau eina 4 metai, kuomet stoviu šalia trasos, žiūriu, tarkim, mano žmona važiavo, mokinasi važiuoti, bičiuliai, kurie sėdėjo, važiavo, gal kaip pirmam kartui, sakyčiau, per drąsus išvažiavimas, nes laikas įspūdingas. Šiandieną užsifiksavai 1:23 važiuodamas pirmą kartą su kapu, kas yra tikrai nėra pati greičiausia mašina ir tikrai yra techniška mašina, tai 1:23 parsivežti. Nu, čia stipru, žinai, plus stebėjau, kaip pro šikanus eini, kaip į posūkius įeini, tai... Bet čia iš dalies yra tau kaltės, nes, sakėjai, man važiuot paskui kolegą Algirdą mūsų, kuris yra gan greitas lenktynininkas. Tai jeigu sakėjai vytis... Nurašykim dabar viską ant manęs. Vairu įsikandęs, žinai, bandžiau vytis, tai gavosi taip. Tai va, ne, šiaip patiko labai, šiaip mašinytė, dirbu praktiškai be kaprizo, ne, ryte tokia buvo šiek tiek tokia lengva problemytė. Jo, tai rytas kaip priklauso, mes užsikuriam, atvažiuojam, pasistatome mašiną, kuro nebuvo, man tas sako, važiuoju degalinę, užpilsiu greitai iki Zapyškio, nulėksiu užpilti į Viadą kuro. Nulėkia į Zapyškį, grįžta į aikštelę, važiuoja mašiną, būk užgesta. Išstovim. Klaidos, įsiurbimo vėlianėlio padėtis. Grandinė negalėjo nutrūkti nauja. Vanusas negalėjo žvaigždė nusisukti. Padėties daviklius. Tai lėkiam greitai, bičiulis kolega Vaidas nulėkė greitai pas mus į garažą, paėmė 3 atsarginius vėlianėlio daviklius, parvežė, pakeičiam raktelis. Mygtukas, mašina dirba, važiuoja, jokių parkių. Tai sulėkėm realiai visą dieną, be jokių čekų, be jokio nieko, mašina atvažiavo, atidirbo, viskas ok. Tai parodė savo kaprizus Motorsport Life, kaip priklauso, davė žinot apie save, kad nepamirškit. Šiaip diena fantastiška, ta prasme, teko pavažiuoti ir lietuje, ir šlapio trasoje, ir džiūstančio, ir sausoje tokio. Visus metų laikus spėjai patirti per vieną dieną, tai šiaip gan, nu, turbūt nerasi tokios dienos, turbūt negausi. Šiaip taip planuodamas turbūt nesuplanuosi, kad tokią dieną turėt, kad ir šlapiai pravažiuoti trasų, ir džiūstančioj. Visą, nu, pradžiai tu nervavais, nu, tu vakar nervavais, sakei, kad čia šlapia, kaip čia reikės važiuoti, nu, tada pernai metų irgi baubas yra, reikia, sakau, sėsk už vairo šlapia, puikiai praktika, nu, visi bijo to šlapio. Bet čia turbūt normalu. Nu, nenormalu, bet tai yra... Viskas, va, mūsų pernai metų pavyzdys, ne? Visi važiavo visą sezoną lekia ant sauso asfalto, visi yra laimingi, viskas tvarkoje, vaibas geras, viskas. Ir atvažiuojame į Rygą,
kur pliaupia lietus, tas faktas, reikia kvalifikaciją važiuoti, kelias šiandieną jis buvo, tarkim, trasa palyginti, tai buvo drėgna trasa su to, kas buvo Latvijoje. Tai dabar ir tu esi aplinkoje, kuri yra, saugi, šiuo atveju tai yra treniruotė, nedaug mašinų, ten Lietuvoje esame. Bet jeigu būtų atvirkštinis variantas, jeigu tu esi stovime Estijoje arba, tarkim, toj pačioj Poznanėje nuvažiavę ir tu visą sezoną buvai lėkęs idealia sausa trasa ir atvažiuoji dabar į Poznanę ir ten plaukia trasa. Ir ką tada daryti? Krešintum. Dabar galvoji, tai krešintum. Nesusitvarkytum, galva tave protas paleistų, tu nesugebėtum. Tai, ką žinau, reikia mėgautis, kad buvo tokia galimybė, tokią dieną kaip šiandien. Sezono pradžioje, krikštas geras. Ir plus gavai, kaip tu sakai, gavai du važiavimus, gavai ant šlapio, ant džiūstančios trasos, kas yra besikeičianti trasa kiekvienu ratu. Ir visiškai sausos. Tai. Ir sausa parodė gerus laikus. Didžiuojas, neslėpsiu. Kitiems reikia daug laiko, kad įvežt parodyti. Pasistengiau. Tai ką, iš mūsų pusės didelis dėkui federacijai turbūt. Šiaip žiauriai, tikrai renginys organizuotas tokiem, kurie yra nevažiavę, tai neįsivaizduoju. Kad ir važiavusiems. Kad ir važiavusiems, ta prasme, patys tie startai, tie startai tai yra kosmosas, ta prasme, tu dabar žinai, kaip jaustis startę, ką reikia daryti, kada variklis užgesintas, kada variklis susikūrė. 3 minutės, signalai. Jo, ta prasme, viskas. Avarijos simulacija. Avarijos simulacija, buvo safety caras išleistas, daug kartų buvo ir geltonos vėliavos pakeltos, ir vienguba, ir dviguba. Gavau biškį vėlinius, sakė. Girdėjau šitą. Greit biškelį važiavau. Tai... Ką dabar, turim vieną savaitėlę, sekantis penktadienis. Pakuojamės, kraunamės, judam į Estiją. Tai turim 7, mes turime grubiai 4 darbo dienas. Pasikeliame mašiną, viską pasitikriname, pasikeičiame lyvą dar kartą, nes dabar apkatkė kaip yra padaryta. Pažiūrėjos viskas kaip ir super, ne? Padangų turime, kaladėlių turime, diskai yra, viskas yra. Dizeliuką nusiplaunam, pasiruošiam ir... Kaip dizeliukas irgi šiandien be pareikių. Silikonė šlanga viena nenudrūko, tiesiog nuo hamutos įpjovė savaržą, įpjovė, pasikeitėm, lekiam toliau. Tai irgi Hebra laikus parodė, viską parodė, mašina suvažiavo. Mes ruošiamės enduransui, mes ruošiamės 2 valandom ir 4 valandom, tu ruošiesi sprintui, treniruojame sekantį savaitgalį Estijoje, Sparno trasoje. Tai iš tenais vėlgi veiksmo bus, medžiagos turėtume paruošti. Tai iki. Iki susigazavimo. Viso gero.